Ko mes čia susirinkom šį vakarą? Mes rinksime super mokytoją. Mūsų mokytojai visi yra super. Na, skraidyt gal jie neskraido, aišku, bet jie puikiai mato visada, kai mes nusirašinėjam. Tai yra super jų talentas permatyti žmogų kiaurai ir pamatyti, kaip tu, sėdintis gale, nusirašinėjai. Gerai, ir aš duosiu. Sveiki, tai aš norėčiau paklausti, ar jūs labai jaudinatės? Labai. Gerai, ačiū. Plojimai. Jaudintis nėra blogai. Pasitinkame dainingiai Rasa ir Kęstutis Stoškai, Šiaulių universiteto gimnazija. Antroji užduotis jums bus sunkių žodžių užrašymas. Jūs ją turit perskaityti va taip va kaip yra. Hebra, tai yra kietas daiktas. Sagantit. Tėtnagas, laikas stabdom. Aš galiu susitarti su jumis. Vyrai, aš jums nupirksiu mineralinio po to. Tik jūs dabar tyliai. Ok. Rado ką siūlyt, ar ne mineralinį. Gerai, Edita, jums pirmas žodis. Egidijus. Jūs galit visi padėti, žinoma. Kęstuti. Žodis pirmas. Prognozė. Baltas kamuolys. Taip. Pasirodo, mes patys nebuvom apsisprendę dėl atsakymo, tai užskaitom menulį. Čia tokie atviri klausimai, supranti, gali padiskutuoti pat su savimi, ką nuspręsi, tas ir bus. Ketvirtas klausimas. Ką mėgo sakyti Katinas Leopoldas? Vaikai, gyvenkime draugiškai. Taip, mėlieji, gyvenkime draugiškai. Ar ne? Teisingai. Penktas. Koks akmuo neskęsta vandenyje? Koks akmuo neskęsta vandenyje? Lengvesnis už vandenį. Kur tu tokių matei? Koks akmuo neskęsta vandenyje? Kita šita kempinė. Pemza. Pemza. Teisingai, ar ne? Atsakymo dėja komisija neturim. O atsakymas yra? Šešėlis. Šešėlis. Taigi žinojau, na? Tai mes visi žinojom. Aš dabar kviesiu po vieną mokytoją. Jis matys ant popieriaus parašytą pamoką ir jos temą, kurią mokytojas turi pavaizduoti be žodžių, o mokiniai, jo palaikymo komanda turi tiksliai atsakyti, kokiagi tai yra tema. Skaičiuojamas beje laikas bus. Richardui atiteko pamoka geografija. Jis turi suvaidinti pamokos temą. Lygiagrečios plokštumos, teisingai. Tikrai sunku buvo. Tikrai sunkus uždavinys. Plojimo Joanai. Sergejui atiteko biologija. Na, Sergejau, rodyk, ką moki. Fotosintezė. Girdėjom ir čia, fotosintezė. Kiek mes ten užtrukom? Sekundžių reikalas. Mokytojai Linai atiteko pamoka muzika. Ką mokykloje labai troškina? Vandenį visada vartot reikia. Gerai. Mokytojams pirmadieniai sakė. Tvarkoj, ką dar turim? Jau 4. Nu, čia jau aišku, rašiklis kokis tai 5. Liniuotė 6. Drožtukas 7. Žirklis 8. 5 centai, nesupratau. Valgykloj pavalgyti. Klausykit, mėlėjai, jūs rimtai mokyklą einat, nes už 25 centus ką jūs valgykloj pavalgot? Aha. Bet kaip tai susijęs su mokykla, aš nesuprantu. Per pertraukas mokiniai eina pavalgyti. Per pertraukas mokiniai eina parūkyti. Pas mus ne visi eina parūkyti. Gerai, nu, nežinau, tebūnie, kelintas čia jau.